po asfaltu yra angaro pamatai. Tai čia yra žvalgybos eskadrilių angaras, 2 ir 6 eskadrilių Lietuvos karo aviacijos, o ten yra 1 ir 7 40 metais naikintuvo eskadrilių angaras. Tai yra techninis sandėlys žvalgybos eskadrilių, o ten yra naikintuvo eskadrilių techninis sandėlys. Dabar nueinam į techninį sandėlį naikintuvo eskadrilių. Ir ten duosi asfaltą laikyti. Jums šluotą turbūt reikia. Nereikia. Techninio sandėlio buvo padaryta akumuliatorinė. Ir prie akumuliatorinės buvo autobūrio garažai. Taip. Techninis sandėlys va šitas yra pastatytas kartu su angarais, panašiai apie 1932-35 metus. Pertengimui naudoti geležinkelių bėgiai, naudoti vokiško profilio tuo pačiu laiku, kada buvo statytas va šitas techninis sandėlys. Tuoj daisim į kitą patalpą, tai pamatysit kas. Kas gali būti laikoma techniniam sandėly? Techniniam sandėly laikoma tepalai, kopėtėlės, kaladėlės, čekolai, leikos, filtrai, dar ką. Tokie dalykai, kad būtų. Tai čia, teptukai nuplovimui, kibetrai, techninis sandėlys. O kadangi pagal 35 metų programą buvo, kad reikalinga priešcheminė ir priešlėktuvinės apsauga, tai tie techniniai sandėliai buvo brūkšnelis slėptuvė. Kadangi kovinių veiksmų metu, kad personalas galėtų suveikti, apsisaugoti nuo skeveldro. Ne nuo bombų pataikymo, bet nuo... Tai čia yra viena eskadrilė ir kita eskadrilė. Dabar čia planuojam, dabar artimiausiu metu planuojam, kadangi vokiečiai pastatė 26 angarus aplinkui aerodromą, tai šitam toj patalpėliai, kiek apsitvarkė, planuojam, kad šimtmečiui padaryti aerodromo ekspoziciją. Kas buvo aerodrome ir ką, sakykime, suradę tokių archeologinių dalykų pademonstruoti. Buvo vienas yra. Ja, tai vienas varčiai iš tokių dalykų, tai yra archeologinis dalykas, surastas dabar vienam iš angaro, tai yra vokiško lėktuvo Henkel 111, Jumo variklio 211, variklio išmetimo kolektorius. Išmetimo kolektorius turi du šildymo vamzdžius, kurie yra, nežinau, naudojami ar kabinos apšildymai ar prieš apledėjimo sistemą. Ir labai įdomus dalykas yra tai, kad, sakykime, gana retas dalykas, sovietiniuose lėktuvuose tokių nebuvo, tai kad išmetimo kolektorius yra kaip korys. Bet kartu čia kiek čia cilindrų? Čia yra 6 cilindrai, 12 cilindrų, tai yra vienos pusės kolektorius ir kitos pusės. O ten jau laikymo? Čia dusintuvai, tai išmetimo jie nekiauri, bet jie yra kaip korio formos. Kas slopint garsą. Vienas dalykas, kad garsas slopint, antras dalykas, kad išsklaidyti liepsną nebūtų akinimo. Žiūrėk, kokia struktūra. Ta vieta. Ne, šitas yra nulykės. Jis yra panašiai va tokio ilgio. Tai klausimas buvo, kam jis naudojamas. Žinokit, variantus radau jį labai įvairių. Tai dabar norėčiau, kadangi daug galvų, daug prisiminimo, kokie būtų pasiūlymai iš jūsų pusės. Kam tas vamzdas naudojamas? Jisai apvalus vamzdas, jisai yra išsitinės vamzdas. O čia tie durelės? Čia 2 kiaurymės yra. 2 kiaurymės. Bet neatsidaro. Ne. Pašildymų variklių. Šaldokus skilis. Įžaktarinis. Geras variantas. Kitokio variantas. Šildymas greičiausias. Atkreipkite dėmesį į pašildymas, atkreipkite dėmesį į mašitą. Ai, va. Tai tuo labiau. Tai čia kaip ko 50 pečiukų, ne, ventiliatorių pučia, nu, duodavo, tu matyt, celiarkos pameta ir pučia ventiliatorių. Jo, čia grinai va kaip saplo gaunasi. Šitas jau garantuoja, kad čia šildymas. Jo, kaip turbinė gaunasi. Yra kitas variantas, kuris yra gerokai sudėtingesnis, ką pasakysiu. Kiek žiūrėjau literatūrai, panašus vamzdžiai
yra naudojami vadinamas Nebelwerker reaktyviniai minosvaidžiai vokiečių. Kadangi Vokietijai po Pirmo pasaulinio karo buvo uždrausta gaminti karinius ginklus, naudoti artileriją, Čia kur gavo tiek. naudoti artileriją, tai 29 metais pradėjo kurti reaktyvinius raketinius minosvaidžius. Reaktyviniai Nebelwerkeriai, kurie naudoti yra pėstininkų šešiavamzdžiai minosvaidžiai, jie visai nepanašūs į šitą. Bet antro pasaulinio karo metais naudojo vokiečiai Nebelwerkerius aviacijoje išvaikyti Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos valstijų skrendančias didžiulės bombonešių grupės. Tai po sparnu kabina du tokius vamzdžius, ir kuris skrydė prie bombonešių grupės paleidžia tą Nebelwerkerį, kuris ateina labai švytėdamas, gaudamas ir jisai, jeigu pataiko, sprogsta. Perkelėjus va šitą, sakykime, jisai dabar tik yra biškai blogesnėje būklėje, aš paskui nežinau, galvoju, kuo jį sujungti. Kartonų sujungti, su fanera sujungti, kad jis atitiktų tą patį panašiai išmatavimą. Tai ant jo matosi yra iki tvirtinimo kilpus buvę. Vienoje pusėje yra tvirtinimo kilpos, kitoje pusėje tvirtinimo kilpos. Ir žiūrint nuotraukose prie Junkers 88, prie MS-Šmito 110 yra kabinami po 2 arba po 3 vamzdžius kurius. Panašus. Tai variantas yra tai, kad įdedamas reaktyvinis sviedinys paleidžiamas, o dėl to, kad nebūtų jo didelis adatrankos, pradėjo degimo procesai vykti už šito grūtelio, jisai paleidžia reaktyvinį sviedinį. Pilnai, sakykime, to įsitikinęs 100% nesu, bet variantas yra toksai, nes jie surasti yra angaruose, 24 angarė vokiečių, turėtų būti aviacinis, pašildymai kažkur tokio pakolkas nesumatęs, pašildymai antro pasaulinio karo metais, kad būtų toksai, taip, dabartinės vadinamos raketos, tos torpedos, kurios vadinamos šildymai yra, turi grūtelės atitinkamai, bet šitos grūtelės yra pagal metalo sudėtį, yra gana gero metalo, kadangi jos išsilaikė 70 metų, visa debinčioji vamzdis buvo, o grūtelės yra išlikusios. Tai reiškia, kad temperatūrai atsparios turėtų būti. Nu ir, sakykime, ir va šitos andos, tai yra irgi, kaip artilerijai, tai yra tai, kad sumažinti atatranką, sumažinti išeinančių dujų kiekį sklaidyti. Čia galėjo būti ir pajungimas, uždegimas, ne, o pasikabino, o čia išeina. Jisai yra, nu kaip, jisai turėtų būti šitoje vietoje, va taip, tokį įvykį, manai. Nuo sparno ateidavo galėjo būti pajungimo. Gali būti. Tai čia Eugenijau Pirmo pasaulinio karo metalas. Aš sakyčiau antro pasaulinio karo, nes kadangi tie angarai statyti antro pasaulinio karo metais. O reiškia tas, kur išlikęs vokiečių statytas, kur irgi žemėje. Kur vokiečių, ten yra Pirmo pasaulinio karo. Ten yra Pirmo pasaulinio. Ir ten labai mažai surūdyje yra. Geros kokybės plienas, nes nesurūdėjęs. Nesurūdėjęs, taip, o jis yra tik jau oksidavisis yra... O didelų bombų, kur per mūsų sąlėšinų? Žinoma būtų. Taip. Dar matot, sakykime, šito kolektoriaus, tai aš neradau kitų išmetimo vamzdžių, bet radau vantų šildymo vamzdžius tuose pačiuose vietose. Tai va, jis yra kito kolektoriaus šitie vamzdžiai. Tai čia chromas tikriausiai. Jo, čia yra labai geras, niekiek nesurūdėjęs. O matot, va, kaip sakyt, Valentinas klausė, sako, kur trūksta vamzdžio. Tai matot, yra kaip būklėje surūdėjęs išmetimo kolektorius, surūdėjęs visai. Ir jį pakrūtinė, o jisai visas trūko. Tai jisai kažkur tai va taip turėtų būti. Net mano ta aparatūra skydė spalvotą metalą juodą metalą. Jis kažką tai apšildo. Visi kažką tai apšildo. Ar kabina, ar ką nors. Ne aš pats, pas mane visa brigada yra. Nes matosi, kad yra prieš kolektorių yra paėmimo... Išmetimo. Bet ieškojo sprogmenų.
Kariškiai. Ieškojo. Ieškojo. Tai, bet ar jie, kaip jie ieškojo, kokią metodiką, tai nežinau. Stambių gal objektų. Yra oro, su propeleriais kaitukas ir propeleriais į tą ranką paduoda orą, o tada praeina po kolektorių ir kyla. Ir naina kažkur toliau į variklį. Ne, tai čia kaip kariškiai ieškojo čia. Ir irgi visur tų yra. Bet reikia juos turėti. Dirbant reikia turėti viršutinį sluoksnį. O jeigu didelis, tada tau.